Praėjusią savaitę Druskininkuose svečiavosi Lietuvos bokso olimpinės rinktinės komanda, kuri kasmet mūsų mieste rengia bendro pasiruošimo stovyklas. Ir ne tik atgauna jėgas po svarbių rungtynių, bet ir atkakliai ruošiasi būsimoms varžyboms bei čempionatams. Kaip sakė rinktinės treneris Vladimiras Bajevas, Druskininkuose jie puikiai išnaudoja visas teikiamas galimybės. Dienos metu daug bėgioja, slidinėja, mankštinasi, o vakare jėgas atgauna mūsų kurorto baseinuose, mielai renkasi ir čia teikiamas sveikatingumo procedūras. Pradedam pasirašymo sezoną būtent Druskininkuose ir jau kokie 6 ar 7 metai mes iš eilės taip pastoviai išnaudojam gamtą, mišką tą. Čia yra, kaip pasakyti, yra fundamentas sportininkams. Reiškia, ką mes tą fundamentą turėsim, tai po to ir lengviau bus ir varžybose, ir kitose stovyklose. Yra tradiciškai ir kažkokie tai mums tokie neša laimė, kaip pasakyti. Pasirengimo stovykloje dalyvavo ir pernai metais Londono olimpinėse žaidynėse Lietuvai bronzos medalį iškovojęs jaunasis sportininkas Evaldas Petrauskas. Kaip sakė prizininkas, Druskininkuose, kaip ir kiekvienoje pasirengimo stovykloje, jis pasisėmė naujų jėgų būsimoms varžyboms. Ką reiškia jaunam perspektyviam sportininkui tas olimpinis medalis? Tai iš tikrųjų neatsiejamas dalykas. Jam kovoji, dedi visas svajonės visą gyvenimą iki tol ir būna taip, kad tu dar jo net neiškovoji. O čia pasisekė, tai čia man yra didelis džiaugsmas ir neapsakomas dalykas savam gyvenimui. Tai turbūt tau duoda tokį paskatinimą į ateitį, dar daugiau sportuoti, dar daugiau stengtis ir siekti dar geresnių rezultatų. Na, kiekviena pergalė duoda tokį stimulą, kad vis kovoti, siekti. O čia dar bronza, dar nėra pats aukščiausias pasiekimas, tai žinoma, kyla didesnis noras iškovoti ir aukštesnį medalį, tarkim, sidabrą, auksą. Tai jeigu nepaslaptis, ko dabar gal netolimoje ar kokioje ateityje tikiesi? Tikiuosi pradžiai patekti vėl į olimpinės žaidynės, nes bus vėl atranka ir labai sunki. Jeigu pateksi, tai užsibrėšiu tada konkrečių tikslų. Pirmas dalykas, mes ilgai laukiam tą medalį, todėl kad jie tai paim 44 metus laukėm, nuo 68 metų, kada Danas Paznekas tapo olimpiniu čempionu, nuo to laiko mes neturėjom. Tai pirmas dalykas labai smagu, kad nepriklausomybės laiku tas medalis iškovotas. Antras dalykas, aš tai vertinu, todėl kad mes, kaip pasakyti, viską teisingai sudėjom. Aš turiu minį pasirašymą, tas etapus visas ir vainikavo mums to medalio. Olimpinių žaidynių prizininkas dar visai jaunas sportininkas, kuriam pavyko taip anksti iškovoti tokį svarbų laimėjimą. Kaip sakė sportininkas, iš Londono olimpinių žaidynių jis parsivežė didesnį pasitikėjimą savimi ir savo jėgomis, bei įgavo daugiau patirties. Dabar jaunuolis rengiasi Europos bokso čempionatui, kuris vyks jau šią vasarą. Anot rinktinės vyriausio trenerio Vladimiro Bajevo, Druskininkai puikiai tinka sportininkų bendro pasirengimo stovyklų rengimui. Boksininkai ne tik atgauna jėgas po sunkių turnyrų ir mikrotraumų, bet ir fiziškai ruošiasi ateinančioms kovoms, kurios garsina Lietuvos vardą visame pasaulyje.